Šiuo metu žemkenčių pasėliai formuoja būsimą derlių. Linas Agro technologijų plėtros vadovas Andrius Lukoševičius patarė, kaip užprogramuoti kuo didesnį derliaus potencialą. Pastebėjau, kad nemaža dalis kviečių pasėlių šiuo metu yra violetinio atspalvio, o tai parodo, kad augalai silpnai įsisavina maisto medžiagas dėl silpnų šaknų, šaltos ir pernelyg drėgnos dirvos. O trūkstant maisto medžiagų yra suformuojamos mažesnės varpos, kadangi, kaip minėjau, dabartinis periodas augalams yra kritinis. Todėl norėdami užprogramuoti didesnį javų derliaus potencialą, kai tai bus įmanoma su purkštuvais įvažiuoti į laukus, turime pasėlius pamaitinti per lapus. Efektyviausiai yra maitinamieji tirpalai sudaryti iš amino rūgščių ir makroelementų. Pavyzdžiui, Fertiplius magnis boras ir Vilis NPK. Pamaitindami pasėlius suteiksime stiprų stimulą augalų augimui, šaknų vystymuisi ir produktyvesnių varpų formavimuisi. Taip pat Linas Agro atstovo teigimu dabar ypač tinkamas laikas naudoti augimo reguliatorius. Kartu su maitinamuoju tirpalu javų pasėliuose galima panaudoti augimo reguliatorius, tokius kaip cikocelis. Linkusiuose išgulti kviečių veislėse, tokiuose kaip skagen ir apskritai tankiuose pasėliuose, augalų stiebai būna ploni, konkuruodami tarpusavį ištįsta ir lengvai išgula. Be to, giliau pasituose ir netolygiai besivystančiuose kviečių laukuose, panaudojus augimo reguliatorių, yra pristatomas dominuojančios stiebo vystymasis ir skatinamas šoninių ūglių augimas. Tokiu būdu suvienodinami augalai pasėliai būna tankesni ir stipresni. Dabar svarbus laikotarpis ir žieminiams rapsams. Linas Agro technologijų plėtros vadovas Andrius Lukoševičius jų augimą taip pat rekomenduoja paskatinti. Žieminių rapsų augalai jau kelia stiebą. Skirtinguose Lietuvos rajonuose jų aukštis jau siekia apie 6-12 cm. Iki žieminių rapsų žydėjimo pradžios liko vos 3 savaitės. Šis periodas yra ypatingai svarbus, nes augaluose formuojamos šoninės šakos bei botonai. Tad norėdami turėti daug šoninių šakų ir kuo daugiau ankštarų, turime paskatinti rapsų augalų augimą. Šiuo tikslu naudojami amino rūgščių, boro ir makroelementų tirpalai. Ypatingai svarbus rapsams yra boras, kuris gerina vandens patekimą į augalo ląsteles, yra būtinas žiedadulkių susidarimui bei lapijos ir vaisių užsimezgimui. Jei keletą dienų vidutinė paros temperatūra bus aukštesnė nei 10 laipsnių šilumos, į maitinamąjį tirpalą pravartu įdėti ir kontaktinio veikimo insekticidą prieš stiebinius paslėptas traublius. Aktualią informaciją apie augalų priežiūrą sužinosite tinklalapyje www.rapsai.lt.